Laikas žmogaus nepaleidžia. Ragina skubėti, dirbti, kurti, auginti vaikus, vis bėgti ir bėgti. Kūrybingas žmogus lengviau apgauna laiką, nes tai, ką jis sukūrė, lieka visiems. Ir žmonės neprisimena kūrėjo amžiaus, prisimena tik jo darbus. Naujosios Akmenės kultūros rūmų parodų organizatorius Algimantas Milevičius sukvietė rajono tautodailininkus. Kelis dešimtmečius garsinę rajono kūrėjai susirenka retokai, nes daugelis tapytojų, audėjų, drožėjų yra jau garbaus amžiaus žmonės. Malonu, kad į tautodailininkų kūrybos parodą atvyko tie, kurių darbai garsina rajoną. Puiku ir tai, kad parodos organizatorius subūrė pretenduojančius tautodailinkus žmonės, jau pasirengusius papildyti garbingos kūrybinės organizacijos gretas. Jų kūrybiniai polėkiai paveiksluose, nėriniuose, drožiniuose. Algimantas Milevičius pristatė 10 ilgamečių tautodailininkų sąjungos narių, kurių kūryba žinoma ne tik šalyje, bet ir užsienyje. Jų pelnyti apdovanojimai į mūsų kraštą keliavo iš Vilniaus, Maskvos, Suomijos ir iš kitų šalių. Kultūros skyrius taip pat puoselėja idėją iš laimėto projekto lėšų išleisti tautodailininkų darbų albumą. Šiandien pas mus kultūros rūmuose, parodų salone tikrai didelė šventė. Ačiū, kad taip gausiai susirinkote, nepabijojate dirbti, nepabijojate prasidedančios žiemos. Labai jums ačiū. Žodžiu, bus labai įdomu susipažinti su jūsų kūryba. Atidarėme jau senokai bebuvusią rajono tautodailininkų parodą. Parodoje su savo kūryba dalyvauja 10 tautodailininkų ir 9 taikantis į tautodailę. Šiandien pas mus atvyko Šiaulių zonos tautodailės pirmininkė Laimutė Kelmelienė. Ir menotyrininkė Mikalina. Taip pat Jūratė Nekrašiūtė. Dabar noriu, kad pakalbėtų mūsų rajono kultūros skyriaus vedėja Irina Letašienė ir jai patalininkautų mūsų
rūmuose, prašom. Mokytoja Filomena Adomarčienė savo nuostabiais karpiniais veda į medžio pasaką.
didžiausiu malonumu mes priėmėm kvietimą atvykti autorius. Jo, tai va, jau iš anksto aš jūs noriu pasveikinti, nes
Noriu jubilėjaus proga, čia iš 2004 metų dar įteikti, kai mūsų yra šventė, Marytei Budrienei knygą. Tai yra kūrybiškumas. Kūrybiškumas, kuris reiškiasi ir tradicijų tasoj, ir ieškojimo naujo. Ir kiekviena
Tautinį kelią svarbu, kad kuria ir dirba. Ačiū Jums už tą aktyvumą, už nuoširdumą ir, dar daug ko nepaminėjau, net ir šitie. Sėkmės, linkim jums ir dar daug metų, kai jūs kviesite mus čia į savo saloną.
iš praeities ir dabarties ateičiai. O tai reiškia, ir už tą projektą gavom 6 000 litų. Už tuos 6 000 litų mes galėsim šiais metais truputėlį savivaldybės dar lėšų pridėjus, galėsim išleisti, gal nedidelį albumą, bet mažą kuklų albumą su jūsų visų darbais, su jūsų visų nuopelnais, su jūsų fotografijom. Tad darbas bus nemažas, bet turėsim truputėlį savo atminimui. Ir taip, kad mes kreipsimės į jūs, prašysim jūsų nuotraukų, prašysim jūsų darbų, kuriuos visus galėtumėm sudėti į tą nedidelį albumą. Daug metų, jau kokie 30. Kaip dalyvavau rajoninės, paskum zoninės. Na dabar, kaip tos valdžios pasikeitė, tai jau ir čia mažiau. Autorinę turėjau prieš 2 metus. Tai va, tiek. Ir dabar va, šitą smulkmenos tik tai perduodu jaunimui, nes daug metų, reiškia, mokinau. Čia Biržo žmonės dėsčiau, 8 metus mokyklo, būrelį vadovau. Na ir taip pat krapštinėjau su smulkmenom. O kaip jaunimas ar noriai pina? Buvo vaikai sudominti, o dabar jau kažko taip, lyg tai truputį atšal, ar man taip rodos. O iš kur jūs ėmėtės tos energijos pinimui? Na, energija, kaip čia iš tėvų palikimas ir paskum persidavė mus. Brolis buvo Respublikas pinėjų karalius dar. Tai jis mirė prieš 2 metus amžinatelis. Tai va, jis turi, Kuršėnuos gyvena, jis turi savo parodų salonus, ekskursijas, kurias lanka. Na, aš nu brolį, biškiai atsilikęs, bet kartu ir dirbom kadais. Taip išeina, kad pina jūsų visa šeima? Brolio, taip. Viena dukra yra Šiauliuose, jinai baigia aukštą ir eina po mokyklas, būrelį vadovė ir atrodo mokytoja dar dirbti ten. Tai sėkmės jums ir energijos. Ačiū. Kas jūs išmokino austi? Aš savimoks iš pat jaunystės. Aš mama lepavė staklės ir audžiau, ką mama ausdavo, nieko nebuvo. O paskiau jau, kad aš paaugėjau, aš jau prisiverpiau visokių pakulų, linų, visko, pat užsitaisiau, audžiau, visokias paklodės įsiaudžiau. Visko prisiaudžiau staltiesės, galvoju, kaip staltiesės dabar reikia įsiausti, kad aš nenoriu susiūtų. Išgirdau, kad Raudėnuose yra tokia audėja Šilskientina, kur aud plačias dubiltas su kūdvičio pločiu. Ir aš nuėjau į tus Raudėnus ir radau toje Šilskien. Yra na tokius gražius beudojant, kaip manau. Plačias, sak, nebeeisiu niekur, sakau, mane dabar parodyk, pamokink, aš niekur nebeeinu viskas. Nu ir pamokėna, nusipirkau stakas ir pradėjau austi. Dirbau ilgą, valdiškus audžiau po karą. Valdiškus audinius audžiau, kostiuminės paletinės medžiagas. O paskiau šitą jau, kaip jau nebe, pradėjau duoti vėlnas, promgaminas pradėjau duoti vėlnas. Veilokams nieks nebepirka, jau atsirado parduotuvės, tada jau aš pradėjau žmonėms austi. Žmonių niekaip negalėjau pasikartyti, niekaip negalėjau kitur įsidarbinti. Visiems reikėjo visus lovatėses, kilimus austi, čia pagrabų, čia dovanas visokias reikia, čia duktė ženėje, čia visko reikėjo. Aš iki pat dienoms naktims audžiau viskas. Jau vaikystėje jausdavote, ne? Vaikystėje jau aš ausdavo, verpdavo visku. O dabar dar audžiate? Dabar beausdama man nudėlą sanarę. Gimslę išdėlą ir aš susidėjau kojas, paudu dar, audu ir dabar audu, pagalvėlės audu, paudu su didelioms staklėms. O tai iš kur jūs gaunate vilnos geros? Tai gaudom iš tų keliminių visokių šilgalių gaudavom iš tų Šiaulių. O pati vilnos neverpėte? Savo vilnas. Verpo, viskų ir pirkdavau, viskų dirbdavau. Žmonės, kada duodavo austi, tada duodavo savo siūlus, už darbą tik sumokėdavo. Ačiū Jums. Nepardavinėdavo niekuomet. Ačiū Jums, sėkmės. Pasirinkote tokį neįprastą ir įdomų pomėgį. Nežinau, ką pasakyti, kad patiko, yra atliekos, pigiai kainuoja.
valgai lydeką, tik išplauk kauliukus ir viskas, ir klijuok. Tai darote tik iš lydekos kaulų? Patys gražiausi kaulai yra lydekos, patys gražiausi lydekos galvų. O kiek jau metų užsiimate šiuo menu? Gal 2. Daugiau kultūros namuose turiu parodėlę, daug yra pridaryta, bet čia taip pat atrenka tuos. O nuo ko viskas prasidėjo ta idėja? Tikriausiai taip, išardžius išvyrus lydekos galvą ir plaunant kauliukus pasimatė, kad jie yra be galo plastiški. Ir iš mamytės atsimenu pasakojimų, kad lydekos galvoje yra visa Kristaus kančia. Randi ten ir kryžių, ir kalaviją, aš jums ir galėčiau ir durtuvai. Žodžiu, kai ardai lydekos galvą, visą tą gali rasti. Tai man buvo labai įdomu išardyti ir aš pradėjau, pamačiau, kad iš tikrųjų jūs pažiūrėkit, kokie visi tie gražus. Ir ant stalo pirmą tą paveiksliuką ant stalo, ant staltiesės išdėliojau. Pirmasis. Žiūriu, ką gaunas, bet čia jau yra ne vien lydekos, čia jau tavo meluočiau, jeigu jau matosi strimelės biški ir lydekos nugarkaulis, ja. O taip, tik aš tiek nemoku papasakoti, kaip mama mokėdavo, kad, žodžiu, yra visa, tikrai kryžių randi, tai labai gražu, tik čia panaudoti, jis yra kremzlinis, minkštas. Paskiau kalavijai visi yra durtuvai, viskas. Ačiū Jums tikrai. Čia yra padėka žemėje. O kaip Jūs sugalvojate tą įdomų meną, tapimo meną tokį? Mama tapė ir sesuo tapo, aš esu užsispyrusi ir prie šito prisiliesti negalėjau. 20 metų rinkau žemės ir ieškojau saviraiškos būdo, kad pabėgti nuo visų. O tai iš ko čia yra daroma tie jūsų paveikslai? Pasakojau, iš visų žemelių, smėlelių, molelių. Turiu apie 40 spalvų paletę žemės. Ir iš kur Jūs renkate tą žemę? Iš visų rinkau, 20 metų. Dėjau į maišelius, dabar didelis sandėlis, kur daugiau man nebereikia. Jeigu randu kokią spalvėlį, kuris, manau, gal nėra, dabar tik reikia dirbti labai daug. O kur Jūsų kūriniai yra pabuvoję, gal iki užsienio buvo? Buvo. Išvežta, darbų yra daug išsivežę. Turistai, kai atvažiuoja, kadangi galerijoje lankosi iš viso pasaulio, yra buvę Suomijoje darbai, Švedijoje, šiuo metu keliauja Vokietijoje jau 2 metai ir dar 2 metus. Po to ten rašo profesorius Vokietijos projektą. Pagal projektą pusė darbų gegužės mėnesį iškeliaus į Prancūziją. Sukūriau Trojos arklį, kuris iškeliavo į Angliją ir tada grįš į Vokietiją, pasiliks muziejui Vokietijos amžinai. O Lietuvos muziejuose yra Jūsų dailės? Ne, nėra. O kodėl neatiduodate Lietuvai? Kad aš siūlyti nieko nemėgstu ir prašyti nemėgstu. 2 dalykai, kurių negaliu. Siūlyti ir prašyti. O savo kūrinius gal Jūs parduodate? Parduodu, kai jau labai matau, kad žmogus ten vertins. Yra ir pažymių žmonės, ir pas Gaižauskai yra, ir į Amerikos Jungtinės valstijas ten bažnyčioje kažkur. Ir yra, parduodu. Bet jau taip, kad brangintų žemę. Ir ta kūryba mano visa susieta su tom, kad padėkoti žemė. Pakelti aukščiau, kad ji būtų ne tik mūsų mindžiojama ir mūsų nešiotoje, o kaip interjero papuošalas. Bet pailsėtų. Tai tikrai įdomus Jūsų menas. Po kruopelytę. Pakeli darbą, matai, kad ten kažkur dar skylutė, dar kažkur matosi skylutė šitai. Tai begalinės kantrybės reikia. Tai kartu išbyra ir eilutės, šalia yra sąsiuvinukas, nes ne viskas telpa grubus. Yra subtilybių, kurių negalima pasakyti darbe, tai paaiškina eilutės. Kol atsirinkau, dabar tas paveikslas gali laukia koplytėlėje 8 metai ant žemės pustogėlių. Šitai pustogėlių, ant jų pripusto sninga, užlyja, viskas išdžiūsta, o jis sau ramiai. Važiuokit į Viekšnius, ne taip toli, yra galerija. Savaitgaliais.
Pačiuose Viekšniuose yra. Pačiuose Viekšniuose Vytauto 43, Sniegenos galerija. Ir ten jūsų paveikslai? Daug. O kiek jūs sukūrėte paveikslų? Nežinau, kiek yra, gal iki 400 kažkiek. Su įvairaus dydžio. Tai yra dabar Vokietijoje 70, o likusieji Viekšniuose. O tai kiek metų jūs jau dirbate tą darbą? 12-20 ieškojau 20, o 12 kai kietai dirbu, visus atostogos, visi laisvalaikiai, tiesiog negaliu atsitraukti ir neturiu minutės laisvos. Šiandien pergyvenu, reikia išvažiuoti. Tokia brangi man diena yra, tiek mažai laiko. Bet džiugu ir čia pamatyti darbas. Žmonės susitikti, visi tokie mieli šilti. Džiugu ir čia labai.